Su mumis čia ponas Vilius Blauzdavičius, apsilankęs Lofttown atvirų durų dienose. Taigi, ponas Viliau, kas pastumėjo čia apsilankyti ir ką tikėjotės išvysti? Nu, iš tikrųjų man labai įdomu, nes dabar tų loftų tiek daug atsiradę yra. Ir norėjau apžiūrėti šitą naują projektą, nes esu daug apie jį girdėjęs. Ir pačiam įdomu, noriu naujas erdves ir ieškausi būto, tai vat, kaip tik galvoju, atvykau į atvirų durų dieną. O kas labiausiai nustebino, pamačius, kaip kyla šio Lofttowno sienos? Nustebino mane gal statybų greitis, nes prieš kelias mėnesius važiavau, dar lyg ir atrodė, kad jos net nežada prasidėti. Bet aš žiūriu, kad dabar jau jos įpusėjo ir pagal viską gal greitai ir baigsis, jau bus galima ir įsikelti. O kodėl pats nusprendėte, jog jums būtent reikia lofto tipo buto? Aš jau senai ieškau kažko tai išskirtinio, tokio įdomesnio, nes tie visi būtai standartiniai yra nusibodę. O čia, didelės gražios erdvės, aš pats kaip esu kūrybininkas, tai man ganėtinai tai aktualu ir įdomu. O ką pasakytumėte kitiems mūsų mėlyjams žiūrovams, kurie norėtų atvykti ir kodėl jie turėtų atvykti? Jūsų patirtis. Kodėl? Jeigu įdomu ir trūksta, iš tikrųjų aš čia gavau labai daug naudingos informacijos. Tai jeigu įdomu ir jūs domina, tai atvykite, pasižiūrėkite ir manau, kad viskas bus aišku. O ar pats įsitikinote, kad jums reikia Lofttown tipo buto? Tikrai taip, ko man reikia. Dėkui labai, o visus tuos, kurie dar nėra įsitikinę, kviečiame šį savaitgalį apsilankyti Lofttown parodomajame bute lofte Demo Loftas, čia Kalvarijų 137 Vilniuje. Likite kartu.